Nu į ką, po biškį plauksiu. Ojojoj, ojojoj. Sužėlė. Paskiau su motoriuku. Elektriniu. Suku. Opa. Ne, nekursiu elektrinę motorą. Taip nurkluosiu. Nėra čia ko draskytis. Užsiviniuos, dar paskiau vėjas atgal pradės nešti čia. Biškeliniu kaip atrodys. Baigiam jau atplaukti. Pasakiau. Greitai. O, saugu. Pradėsiu čia tuoj žvejoti. Pasilgau savo džerkų. Žolių daug bus, tai standartiškai aš turėčiau imti va tokį arba anokį masalą, tai šitokį. Nu, aš saulėtą dieną šitą masalą imu, o tamsesnę dieną imu šitą. Labai tie taškiukai, tie sidabriniai gerai matosi. Tokie atrodo, tokį blizgesį net priduoda. Čia labai išsiskirianti ta spalva tie taškiukai. Ai, o šitas chromas yra, nu, saulės atspindi, tai žuvis iš tolo gerai mato. Tai vat, dėsim išsamiau sakant, tai čia Busty Jerk, 15 cm, plaukiantis masalas su tokia raudona galva. Gerai, žvejokim. Kantrybės. Tik kantrybė duos mums žuvies. Na va, kaip gražiai dirba. Aukšti tik tai puoli. Jokinga žuvytė. Nelegali. O, yra. Dabar tai yra. Daužykis. Na ir pasirodė, kokia tu čia nelegali. O, kaip tu gražiai čia paėmėjai. A. Nu, tu čia 100%. 100%. Tokie mažytė, tokie masalą ėmėjai. Puikiai. Nu, gražiai ištrauksim. Nespūdėt. Nu, gerai, viskas. Va. Tai va tokia žuvytė pirma. Va ir masaliukas. 15 cm. Vasaros laikė. Jokių problemų. Iš antro ėmimo. Geras. Eik tu geras. Eik tu savo. Gražutė visai. Visai gražutė. Gerai, nesidaužyk. Išvargsi tu čia. Vasaros laikė mes nenorim tavęs kankinti. Teik čia. Nedaryk švakės. Sakiau nedaryti. Puikiai. Kokia pasiutėlė.
Šitaip 56. Na taip jau žvejybai būna, kad ne visos jos išgyvena. Parsivešiu namo. Jeigu visas pagal taisyklės, tai jau yra sveikintinas dalykas. Bet kaip man, pavyzdžiui, kur pagaunu ten virš 100 tų lydekų legalių, nu, tai aš priverstas esu pagautą žuvį paleisti. Tai tą aš norėjau pasakyti, kad lydekas reikia mokėti paleisti. O mane išmokina Lietuvos lydekų lyga varžybos. Pirmą sezoną, kai dalyvavau, tai man labai keista buvo paleisti žuvį. Dabar sužeista lydeka, nu ką, tu ją paleisi ar pasiimsi, žinai. Tai žvėjokim toliau, čia žiūrėsim, čia įdomiai, taip 2 lydekas tuos užkiba. Aha, vėjas dar pučia. Uhu. Mačiau tenai lydeką. Tokia lyg legali, lyg nelegali. Taip visai iššoko ramiai, taip gražiai. Nu šiandien juda. Aš manau, kad ir nebūtinai net šiandien judėjo, ta prasme, aš visą savaitę nežvejavau ir kaip norėjau žvejoti, ir lyg norėjau, lyg nenorėjau ir nežvejavau. Ir žinokit, gailiuosi, tai dabar atrodo tas atpirkimas parein dabar. Nes tas toks judesys šiandien, kai specialiai, kaip man matosi, jis gyvas yra. Pirmą trūkt padariau tokį ilgesnį ir išprašiau lydeką atakai. Tokį brūkšt padariau. Biški per greitai judam, biški lėčiau judėk, valtelė mano. Yra. Vėl mačiau jėmę, šį kartą pamačiau. Nelegali. Mačiau, nelegali buvo. Čia tai geras buvo. Parėmėt, nepaėmėt. Nepakirtau. Perplaukiau per ją dabar. Jėga, man patiko visai. Veiksmas yra. Taip kažkaip bats ir paleidžia. Bet taip kaip pradėjau 4 valandą žvejoti, tai kažkaip jos paimdavo dabar. Dabar aš taip, kaip kibimą turiu, aš tiesiai paskiau jau užplaukiu ant kupros, jum nespėju antrąsyk užmesti. Nu, kažkokia nesąmonė gaunasi. Nu, tikėjaus šiandieną kažko daugiau. Bet vienas kibimas buvo neblogas, tiksliau 2. 2 sykius ėmė tą patį lydeka, bet prašovė pro šalį. Tai kai atvažiavau, tai apie 4 valandą, kai pradėjau, buvo viskas visai liuks. Bet galų gale kažkaip tik tai kibimukai, dar lyg tai ėmė 2 sykius. Ta, kur sakiau, paskutinė su verpetais normaliais. Ir viskas pasibaigė. Tai šiandien užteks.
reikia gilinti, nes jau nebežinau, ką čia daryti daugiau. Tų lapų beprotiškai daug, palei kraštus lapų irgi sunku, nesimato tų žolių. Kur čia tas mano? Vadinu universaliu masaliuku. Nu jeigu tu nekepsi. Kaip čia buvo? Kaip čia buvo? Kažkas pareina. Bet kaip netikėjau, žinokit, visiškai. Kaip tu čia dabar, pasirodyk. O tu blemba. O tu sau. Ir vėl dideliu kokia. O. Oi. Wow. O čia tai dydis. O tu blemba. Kaip aš gerai, ką sugalvojau ten mesti. Tu matai. Tu sau. Eik tu geras. Koks dydis. Čia metras yra. Metras. Čia bus virš 10 kilogramų. Jūs tik pažiūrėkite. Kas čia per monstrė. Klausykit, čia tai dydis. Oho. Čia jau rekordinį gali būti. Eik. Ramiai. O čia tai gražiai. Palauk. Va, palauk šitaip. Va. Eik. Palauk. Jau palauk. Aha. Prisiraitysi paskiau. Problemų prisidarysi. O. Eik tu sau, čia tai monstrė. Eik tu sau. Gerai, pabūk čia dar. Pasidaužyk tu čia, pailsėk. Gyvulys. Snukis taip. Pilvas, nesuprasi, tuščias. Ne, ir kažkas. Susitvarkiau. Žiūrim, kas čia dabar per dydis. Jo. Eik tu savė. Nesidaužyk, Koks dydis. Kebryta. Eik tu sau. Čia bus 1,5 m daugiau. 1,15 m gal. Gerai, nesiraitykim čia per daug. Jau su viena ranka sunku ją laikyti. O, užskaitykim paleidimą. Taip. Guziukas. Varai, kai būsi pasiruošusi. Aha. Bet jau kovos tai mažai davė. Tu nugarikė tokia išlindus, tokia kuprikė, išraityta žuvytė. Tai aš tave dar palaikysiu, jeigu tu taip. Ateik. Ar varysi? Varyk, šaunuolė. Jis.
Mano universalus wobleris. 1,12 m. Valio. Bet tokį kuokštelį pamačiau. Tokia atsiliukusi ten kažkur vidury. Jį sugalvojau apmėtyti. Nes jis man kažkaip labai gražiai atrodė. Būtent tas kuokštelis. Jį taip gražiai prašukavau. Bum! Bet taip suretinau judesi bišį ten to darbo woblerį. Šito. Ir... Bum! Smūgis. Nu, praktiškai net be smūgio buvo. Net nesidaužė taip. Nuo pat, kai užkibo taip. Ir taip banaliai ir patraukiau. Tokį kiekiaumą. Tai čia rodo turbūt, kad šiandien jų labai pasyvumas aiškus yra. Ir tik viena lydeka pagauta. Bet čia pasisekė man turbūt pagauti, bet ir buvo įsikabinus į patį galiuką. Nu, bet nieko. Svarbu pagavau. O, vėl megztuką apsivilkau, nes čia biškai pradeda krapnuoti, netgi pradės lyti. Šiemet jau 1, 2, 3, 4 lydekos virš metrą, kurios siekiančios pagautos jau yra. 2 pagautos buvo sausio mėnesį, tai buvo 1,2 m turbūt, kiek atsimenu, ir 1,6 m. Ir čia dabar prieš paskutinį žvejybą buvo 1,1 cm. Ir dabar toji pagauta 1,11 m. Nu, žinokit, super. Jau 4 metrinės lydekos. Tai jeigu dar pasistengčiau labiau, tai čia... Ne, viskas čia labai super. Nu, va ir lyti pradeda. Ta kamera biškai nulysta prie žemai. Nu, teguly, nebus liūties tikriausiai. Kas čia? Man atrodo, kad čia ėmė. Kamera parodys. Nes tik woblerį iškėliau. Ne, aš tokių purslų negalėjau padaryti. Kibims greičiausiai buvo. Netikėta čia man, netikėta. Bet nepaėmė. Aš manau, kad čia šerys galėjo būti netgi. Taip tik zvimpt, prikėliau masalą. Aš ir nemoku išdirbti lapai. Vonšė. O, yra! Koks smūgis geras! O! Geras smūgis. Pabėga. Vau. Geras, aš to ir noriu. To man ir trūko iš tos didelės lydekos. Bliamba, kaip galingai kalė. Net kablį atlenkė. Už pačią galiuką. Bet smūgis tai galingas, ujujui. Va, šitaip, pasiutelė. Nebloga, gal 2 kilai tikrai turėjo būti. Snukis neblogas, matės.
šiek tiek sujudės, arba čia jau tos tokios vietos labiau tikslingesnės. Man panašu taip. O, kabliukas vietoj, kabliukas aštrus. Nu va, galim toliau. Taip, pavadis sveikas, nepažeistas. Galim toliau žvejoti. Atsibaudom už tą patį masalą, kažkaip disbalansas jaučiasi, išsimuša viskas normaliai, bet nebesmagu, reikia nors kitą keisti. Nebesmagu, kažkodėl pasidarė. Taip, kokį čia ramesnį masą. Nu tai kokį, taigi kaip visada, va čia yra palinė, kokį nors, va. Ryškų kažkodėl norėčiau labai. Gerai. Švelnesnio darbo. Labiau tokio monotoniškumo turi. Kaip šiandienai bus gerai. Jisai mažiau tokių judesių daro, kai smūgį darai. Šiuks sukas į šoną, sukas į kitą šoną. Mažai tų judesių turi. Ir plius dabar čia tiek žolių daug, kad nei trupučiai negali daug, iš vis negali užgilinti. Ir imu šitą basterį plaukiantį. Saulės dabar yra nemažai. Tai biški tokia chromo duoda. Iš tolo labai gerai mato lydeka. Ir labai tinka čia šitas masalas. Jeigu tik pavyksta gerai pratraukti pro tos lapynus. Nes čia yra baisiai daug tų lapų. Nenormaliai daug. Yra. Geras vėl yra. Oba. Oba, kai eina. Oba. Eik. Biškai per daug priveržiau. Nepabėg. O, gražu. Oba. Eik. Oba. Gerai. Gražuolytė. Ir vėl už pačią galiuką. Ateik čia. Vau, dar vienas geras. 80 gal bus. Ne, kokie 7. Vau, gražia taka. Gražu. Paėmė tokį tvičiuką, padariau tuščią, kaip čia yra. Paskiau pradėjo tempti lydeką. Jis. Vėl dabar susiruošti čia. O, gražutė lydekutė. Kaip čia dabar paimti man tave gražiai? Kaip čia gražiai tave paimti? Nu. Kokia pasiutus. O, pati išsidaužiai dabar. Gerai išsikabinai. Biški šaunuolė. Nu. Ajajai dabar. Ajajai. Nu, aš tau sakiau, nesidaužyk taip. Nesidaužyk taip, būk gera. Ramiai. O, noriu aš tave kuo greičiau pamatuoti ir paleisti. Ir parodyti, kas čia per žuvis. O,
žuvis. Ui. Ui, 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 ui. Gerai, labai gerai. Na. Ir kažkaip pradedu tikėti, kad dar kažką jis pagaus. Iš tos metrinės jau nieko daugiau nesitikėjau. Bet šiandien panašu didžiųjų lydekų diena. Nes šita kiek? 8, 7, 8, 8 ar kiek ten buvo. Tai liuks. Nuostabu. Nieko panašaus šiandieną nesitikėjau. Čia toks dabar bonusas iššovė. Nerealiai tikrai. Gražu. Bet ir vėl paėmimas buvo toks už pačią galiuką. Bet šitą pasiutus buvo, jau šitą jau kovojo. Ale tai pradžia, va, kaip sakau, tuščiai buvo. Kažkaip darau tą atvešiuką tokį tuščią. Ir paskiau lydeka pradėjo tempti. Geras. Smagiai šiandien žvejyba. Ir šiaip smagiau išsitraukia negu ta metrinė. Čia ta metrinė kažkaip man pasisekė suviliauti. Nu ką, tęsėme žvejybą tada. Wow. Wow. Vėl yra. Nu vėl graži. Graži. Jau šį kartą truputį mačiau ataką. Ne. Viskas. Nu va, einam pasirodyti dabar. Ir dar viena lydeka. Žiūkt. 81. Super. Nu va. Nu šaunuolis tų vobleris. Tai viskas, ačiū, kad žiūrit ir iki kitų žvejybų.